Labą dieną visiems. Noriu šiandien visiems parodyti, kaip atrodo, kai nusistatome mūsų nustatymus ausines ir kai pasirenkam speakerį ar ausinės ar kolonėlę. Yra vienas labai svarbus dalykas, ką mes turime savo kompiuterį pasitikrinti. Kitu atveju nusimuša mūsų tylinimo ir garsinimo funkcija ant mūsų aparato. Tai jeigu mes pasirenkam klausytis per kolonėlės, tada būtinai mums reikia nueiti į settingsus. Kai juos atsidarome, būtinai įsivedame sound arba garso settingsai, paspaudžiame juos. Ir šitoje vietoje būtinai, kad būtų veiktų mūsų tie garsinimai ir tylinimai ant mūsų įrenginio, čia pagrindiniu įrenginiu turi būti pasirinktas speakeris. Jeigu aš pasirinksiu čionai ausines kaip pagrindinį įrenginį, vadinasi, kompiuterio garsinimo ir tylinimo mygtukas man tylins ir garsins kolonėlę, garsins mano ausinuką arba kolonėlės. Tai jeigu mes norime šito išvengti, čia visą laiką labai prašau jūsų pasitikrinti, ar tikrai veikia speakeris. Todėl, kad jeigu jūs užtildysit, bus neteisingai pasirinkta, jūs galite nieko negirdėti BOM konduktoriuje arba savo kolonėlėse. Todėl labai prašau pasitikrinkit, kad visą laiką kompiuteryje, kai paleidžiate programą, speakeris veiktų, būtų kaip pagrindinis, tai yra jūsų kompiuterio kolonėlė, būtų pagrindinė, kurią reikia leisti garsą.